Sveiki visi atvykę į mano kanalą Laikas dvasiai. Tiems, kas pirmą kartą čia, šis kanalas yra apie astrologiją ir dvasinės temas. Čia paprastai ir įdomiu būdu jūs supažindinsiu su astrologija, kaip sužinoti daugiau apie save, savo karmą, gyvenimo kelią ir kitus įdomius dalykus. Tai jeigu dar neužprenumeravote mano kanalą, tai galite padaryti apačioje. Taip pat paspauskite varpelį šalia prenumeratos, kad pirmieji pamatytumėte pranešimą apie mano video ir nepraleistumėte mano filmukų. O jeigu manote, kad jūsų draugams pažįstamiems galėtų būti įdomios šios temos ar tiesiog kažkaip tai praversti, pasidalinkite mano kanalu, kad tiesiog daugiau žmonių pasiektų šį informaciją. Dėkoju. Taigi dabar pakalbėkime apie astrologiją. Mąsčiau, nuo kurios planetos reikėtų pradėti ir nusprendžiau, kad tai bus Saulė. Taip, žinau, kad daugelis jūsų žino savo Saulės ženklai. Tačiau yra žmonių, kurie nežino jo, o net jeigu ir žinote, galbūt kalbėjimas apie Saulę jums taip pat būtų naudingas ir sužinotumėte naujų dalykų, kurių dar prieš tai nežinojote. Taigi, šiame video pristatysiu Saulę kaip astrologinę planetą, o sekančiuose filmukuose papasakosiu, ką reiškia, jeigu tavo Saulė yra Avinė, Jautėje, Dvyniuose ir kitose ženkluose, o dar vėlesniuose video paaiškinsiu, ką reiškia Saulė namuose. Taigi, dabar apie Saulę. Saulės astrologinis simbolis yra štai toks. Tai yra toks apskritimas su taškeliu viduryje. Atsiprašau, jeigu šiek tiek žvilgčiosiu į užrašus, nes nenoriu nieko pamiršti. Tai Saulė simbolizuoja jūsų ego, išdidumą, taip pat kūrybiškumą, tai kaip išreiškite save gyvenime. Taip pat Saulė yra jūsų drąsa. Saulė simbolizuoja tėvą, koks jis buvo, ar yra žmogus, galbūt netgi kokia jo profesija, kokia jo maniera. Taip pat iš ko semiatės energijos ir stiprybės gyvenime. Saulė simbolizuoja jūsų sąmonę, gyvybingumą. Ir taip pat Saulė yra susijusi su Saulės rezginio čakra, trečia čakra. Tiems, kas nežino nieko apie čakras, trečia čakra yra susijusi su lyderystė, valia, užsispyrimu, tiesiog savo tikslų siekimu. Taip pat Saulė simbolizuoja sielą, aukštesnius tikslus gyvenime. Saulė iš tikrųjų daug labai nedaug apibūdina žmogų, bet daug gali pasakyti apie žmogų, nes Saulė simbolizuoja jūsų sielą, jūsų esmę. Taip pat Saulė simbolizuoja lyderystę, atkaklumą, imunitetą ir žmogaus metabolizmą, kaip jūs dažnai sergate ar nesergate, kokiomis ligomis. Taip pat galima pasakyti iš Saulės pozicijos gimimo lentelėje. Taip pat Saulė yra sėkmė ir pripažinimas jūsų gyvenime bei pasitikėjimas savimi. Taigi, tai yra pagrindinės temos, kurios yra susijusios su Saulė. Kaip žinoti, kokiame zodiako ženkle yra jūsų Saulė, tai praeitame video parodžiau, kaip susirasti savo gimimo lentelę. Jeigu jo dar nematėte, būtinai pažiūrėkite. Nuoroda yra video aprašyme. O dabar trumpai dar parodysiu, kaip sužinoti, kokiame zodiako ženkle yra jūsų Saulė, kai atsidarėte savo gimimo lentelę, ir kaip pavyzdį naudosiu, kaip sužinoti, kad jūsų Saulė yra, tarkim, Avinė. Taigi, kai atsidarėte savo gimimo lentelę, matėte, kad jie atrodo gana painiai, yra daug linijų, daug simbolių, tai kaip žinoti, kur yra jūsų Saulė. Avino ženklas yra žymimas štai šiuo simboliu, kurį dabar rodau. O Saulė yra žymima apskritimu, kurio viduryje taip pat yra ratukas, apskritimas arba kartais taškelis. Zodiako ženklai eina prieš laikrodžio rodyklę, taip pat planetos jūsų lentelėje juda prieš laikrodžio rodyklę. Tai pavyzdžiui, ši Saulė yra tarsi tarp ožiaragio ir vandenio. Ir kaip jums žinoti,
ar ji yra ožiaragėje ar vandenyje, nes yra ties linija, kuris skiria šiuos zodiako ženklus. Tai kadangi Saulė keliauja prieš laikrodžio rodyklę, tai reiškia, kad ji jau prakeliavo ožiaragį ir yra štai čia. Kiekvienas zodiako ženklas turi 30 laipsnių. Tai planetos turi laipsnius, kurie yra nuo 0 iki 29 ar 29, nežinau kaip taisyklingai sakyti. Tai kadangi ši planeta Saulė, žinau, kad Saulė nėra planeta, tai žvaigždė, bet astrologijoje dėl paprastumo ją vadiname planeta, tai nepykit. Todėl, kadangi Saulė turi štai nuliuką virš jos, tai reiškia, kad ji jau yra vandenyje, nes prakeliavo visą ožiaragį, prakeliavo 29 laipsnį ir čia jau yra ties nuliuku, kuris jau yra vandenyje. Dėkoju, kad žiūrėjote mano video. Jeigu jis jums buvo naudingas ar patiko, prašau paspauskite like ir iki sekančio susitikimo. Iki.